Didžiausią galvos skausmą komunalininkams kelia mieste viešosiose vietose esančios atliekų rūšiavimo aikštelės. Būtent į jas panašu keliauja viskas ir be jokių taisyklių. Čia atgabenamos atliekos iš garažų, butų, individualių gyvenamųjų namų. Kitaip tariant, tai, ko neturėtų būti viešose rūšiavimo aikštelėse, vis tiek čia atsiduria. Gal kai kas galvoja, kad taip sutaupo, dėja nuvilsim, už tai susimokame visi. Pamenate, sakėme, kad mūsų atliekos kalba, kad viešose vietose esančios atliekų surinkimo aikštelės netaptų mažais sąvartynais, čia montuojamos vaizdo stebėjimo kameros ir jų kiekis tik didės, nes kito būdo, kaip sukontroliuoti šį nenutrūkstantį šiukšlių srautą, dėja nėra. Ir tie, kurie yra pamėgę savo atliekas nešti ne ten, kur reikia, lai nenustemba, jei kada gaus baudą. Komunalininkai išskiria ne vieną vietą, kurią būtų galima pažymėti raudonu šauktuku. Žiūrėkit, dabar esam prie tokios vienos, kur atrodo turėtų būti ramiausios atliekos, Raseinių miesto kapinės ir nepaslaptis, jau savaitgalį būna vaizdas toks, koks dabar. Ir pakalbėkim, iš kur pastebit atkeliauja visos šitos šiukšlės, nes kiek matau ir mišrios atliekų konteineriai yra kupini. Tokių pastebėjimų, kad iš kur nėra. Faktas, kad iš gyventojų. Tikrai ne ramybės vietoje žmonės atsikėlę, perka visokius dalykus, statybinius ir panašiai. Šaldytuvo dalys, statybinės, buitinės netgi atliekos kapinių konteinerise atsiduria, tai tas negalima yra, neleidžiama. Netgi yra ant kiekvieno konteinerio, prašome nepalikti atliekų prie konteinerių. Yra parašyta ant kiekvieno, absoliučiai ant kiekvieno konteinerio. Pakalbėkim dar apie vieną svarbų dalyką. Mes bevažiuodami su jumim peršnekėjom, kad taip stovi stiklo konteineriai prie kapinių. Tačiau, ko nereikia čia mesti ir dėl ko dar žmonės dažniausiai klysta, nes ir dabar vaizdą matau, kad yra įmesta tai, ko ten neturėtų būti. Tai yra, prie kapinių žmonės galvoja, kad stiklinis toksai indas yra pakuotė. Bet tai nėra pakuotė, tai yra gaminys ir žvakė yra mišri atlieka. Tai žvakės, indelius nuo žvakių, indeklus geriausiai yra mesti į mišrių atliekų konteinerį. Nes tai yra mišri atlieka. Žiūrėkit, ir dabar bus tokių protingų, kurie pastebės, kad, sakykime, atvažiuoja dabar Raseinių komunalinio mašina, renka atliekas ir biologiškai skaidžios atliekos, mišrios atliekos keliausi vieną. Kodėl? Taip, tai ši situacija yra todėl, kad jeigu pažiūrėtumėm, tarkim, patį pirmąjį konteinerį prieėję atidarom, ar čia yra biologiškai skaidžios atliekos. Tai mes jų perrūšiuoti tikrai negalim, nes mes neužsiemam rūšiavimo dalykų, mes aptarnaujam konteinerius ir juos išpilam, o visą šitą, kad ir žmogus gal ir gerai, jisai sudėjo į maišus žaliasias atliekas, bet maišuose žaliosios negali būti. Alkoholio butelys, biologiškai skaidus greičiausiai. Taip, vidus gal buvo šitas jau nelabai skaidus. Bet polistirolas, dėl to mes viską pilame į vieną mašiną, į mišrių atliekų, kai surenkame mišrias atliekas. Aišku, jeigu renkame plastiką, tai mišrios atliekos nepatenka. Jeigu renkame stiklą, mišrios atliekos taip pat nepatenka, nes važiuojame pagal maršrutą, ką reikia, tą renkame. Jeigu jūs dabar tokias biologiškai skaidžias nuvežtumėt į aikštelę, priimtų? Priimt, nežinau, mes išpiltumėm jas ir darbuotojai greičiausiai Raseinių vandenų, nes mes pilame biologiškai skaidžias atliekas į Raseinių vandenų aikštelę, sakytų, kad susirinkit viską. Vėlgi, technika, viskas, nes jie taip pat tenai nerūšiuoja, jie tik kompostuoja. Varto, kompostuoja, tai ten turi būti tik žaliosios atliekos, be jokių priemaišų. Bet atrodo taip paprasta, žiūrėkit, išpildytas žaliasias plastiko konteineris yra šalia. Tai tiesiog prašymas visiems, kad jeigu jau rūšiuojam, tai rūšiuokim atsakingai. Ir protingai. Ir protingai. Pažiūrim dar kitą.
Ar čia visose situacijose? Tai va, be betono netgi va, gabaliukas. Taip, maišai, taip. Maisto atliekos, vat vėlgi, kaip ir kalbėjom, kad iš namų veža žmonės, ko negali. Čia tik kapų atliekos turėtų būti. Kartonai, vėlgi kažkas greičiausiai siuntas gavo kažkokias. Tai mes visi už tai mokame. Ir kai pykstame, kad kokia bloga valdžia mums kelia mokesčius, mes patys tą darom. Mūsų rankomis tie mokesčiai kyla. Taip. Išmesim buteliuką ten, kur jam priklauso. Ir tie vadinami mūsų teletabiai ne visur pasiteisina, ar ne? Nu taip, nes yra tokių vietovių, kur vėlgi skylutė, nedidelis maišelis ir buitinės atliekas taip pat metamos yra, ne tik pakuotė. O jeigu viešojoj erdvėj būtų mažiau šitų teletabių, gal tos tvarkos būtų daugiau, gal žmonės išmoktų rūšiuoti? Na čia tokios atsakomybės nereikia, atvažiavau, numečiau ir išvažiavau. Taip, gal ne tiek, kiek išmoktų atsakomybės, kiek nebūtų vieša aikštelė šiukšlėms dėti. Gal tas dalykas pasinaikintų šiek tiek, nes vis tiek daugelis turime rūšiavimo konteinerius namuose. Jeigu neteisingai išrūšiuojat ir mes jų neišvežam, būna pas jūs lipdukas, neteisingai išrūšiuota. Tai jūs išsirūšiuojat, kur būna mišrios atliekos. Taip pat visi turim konteinerius mišrių atliekų, sudedat mišrias atliekas. Statybinių, jeigu pridėta, statybinės reikėtų atiduoti į Kalniškio aikštelę. Ten priimamos jos yra nemokamai. Ir sekančių grafikų mes, jeigu viskas gerai išrūšiuota, mes tą konteinerį aptarnaujame. Tai kaip ir ant mūsų, taip pat nereikia pykti, jeigu ne dėl mūsų kalties tas dalykas padarytas. O instrukcijos vėlgi ant kiekvieno konteinerio yra, gal kur patys pirmieji išdalinti konteineriai jau ir nublukę ir nuplyšę, bet prieš metant į konteinerį daiktą vienintelis patarimas. Pagalvokit, ar tai pakuotė ar ne. Jeigu ne pakuotė, tada ir nemeskite, nes konteineriai skirti pakuotei. Na, o kitoje laidoje keliausime dar toliau, ten, kur mūsų šiukšlių kelias kaip ir baigėsi. Apsilankysime Kauno regiono atliekų tvarkymo centre, Lapių sąvartyne ir iš arti pamatysime, kas nutinka su tuo, ką išmetame į konteinerį. Kur keliauja mūsų atliekos, kas su jumis vyksta ir kiek iš tiesų jų kelionė kainuoja. Visą tai pamatysite jau kitoje laidoje. Na, o gera žinia ta, kad laidą galėsite žiūrėti ramiai. Kvapo nepajausite, o patikėkit, jis tikrai nepamirštamas.